Sveiki, šiandien aš papasakosiu apie šio kanalo nepabaigtus dalykus ar problemas, bei pareklamuosiu savo kitus projektus. Tai šiandien toks updating video. Dabar prieš ekraną matote turinį, jeigu jums kažkuri dalis yra neįdomi, galite tiesiog lengvai nusiskipinti. Iš pradžių noriu šiek tiek atsiprašyti, o dėl ko? Aš asmeniškai galvojau, kad viskas bus žymiai greičiau, be abejo, kad mano koja greičiau sugis. Dar ieškau informacijos, kaip gauti daugiau pinigų. Ne, biškį net taip nuskambėjo. Pirminis mano planas tai yra šiame kanale padaryti kuo geresnį ir kuo dažnesnį turinį. Bet atsiranda tas vienas bet. Aš jau tikrai sužinojau, kad iš YouTube'o gauti pinigus yra tikrai labai sunku. Reikia surinkti 1000 prenumeratorių ir kad tą peržiūrėtų 4000 valandų. Tai nusprendžiau imtis kitų priemonių. Dar nesusikūriau paskyros, bet galvoju pasidaryti Patreon arba Contribui arba net abi paskyras. Jeigu kas nežinot apie jas, tai tenai dažnai būna influenceriai, pasidaro tam tikras skiltis ir kuo brangesnės skiltis, aišku, dažniausiai žiūrovas kažką daugiau video ar žymiai anksčiau turinio negu kiti ir taip toliau. Tai aš kuo didesnė suma, tuo daugiau duosiu turinio. Pirmoji skiltį duosiu iš žaistelio daugiau turinio 3 dienom anksčiau. Dar aukštesnį skiltį duosiu ir žaistelio daugiau ir Vilkolakio kanalą 3 dienas anksčiau. Ir paskutinį aukščiausiai skiltį duosiu iš visų šių 3 kanalų. Galėsite visus video matyti 3 dienas anksčiau. Dar noriu pradėti TikTok live'us. Jo žinau, Lietuvoje gal nelabai skamba, bet tai yra platforma, kuri tikrai labai padeda visiems influenceriam gauti daugiau žiūrovų. O aš ir daryčiau prie gardelių. O kodėl? Tai aš galėčiau labai lengvai ir greitai vis daugiau kviesti žmonių prie gardelių ir mes didintume didesnę futbolo bendruomenę. Antra, tai be abejo aš gaučiau daugiau žiūrovų kituose socialiniuose tinkluose YouTube'ai. Ir dar greičiau populiarėčiau. Ir be abejo dar galėčiau užsidirbti pinigų. Gerai, gal jau užteks tų pinigų. Dabar reikime prie šio kanalo ateities, galim taip pasakyti. Tai pagrindė mano su futbolo planas tai yra kažkur maždaug 4 dienas per savaitę eisiu prie gardelio. Man gana gaila, bet irgi labai ilgai nebūsiu. Kažkur 4 ar 3 valandas. Ir maždaug iš 2-3 dienų išrinksiu pačią geriausią dieną. Ir iš jos padarysiu video. Ir nežinau, galite kažkaip matematiškai paskaičiuoti, kiek maždaug video gaunasi. Dar be abejo per vasarą bus daug kelionių. Tai turinio bus labai daug. Ir tiek daug, kad jaučiu net tą, ką aš būsiu prifilmavęs visą vasarą. Aš tik sukelsiu iki spalio, gal net dar daugiau. Kas nežinot, šiame kanale keliu pirmadienį ir ketvirtadienį. Po 2 video per savaitę. O dabar apie kitus projektus. Kiek čia šiukšlių, dar šitas šiandien praeitos o. Čia jūs noriu pareklamuoti savo kitus projektus. Pirmasis yra Vilkolakis. Šiame kanale kelsiu FS Mobile iš TikTok live'ų, kurias pradėsiu irgi labai greitai. Dar turiu šio kanalo Instagramą ir TikToką. Čia kelsiu istorijos, visokius dalykus, kuriuos sužinosite anksčiau negu YouTube'ai. Bei kelsiu Reelsus arba TikTok video, tokius trumpus savo gameplay'us, highlightus, kurie nepatinka į pagrindinis YouTube video. Tai toks papildomas turinys. Antrasis YouTube kanalas tai yra Aistelio daugiau. Šiame kanale aš
iš tokio Seimerio aikštelę, pasiimu jo tiesioginę transliaciją ir sumontuoju įdomiausius kadrus. Dar noriu priminti, kad iš šio kanalo nenoriu kažkaip daug uždirbti ar kažkaip padaryti kažkokį pinigų šaltinį. Tiesiog labiau noriu išmokti kaip montuoti, ypač gaming video, kai aš nesu daug montavęs. Dar be abejo esu sukūręs ir Instagramą, ir TikToką. Na, istorijos keliu visokius dalykus, kuriuos sužinosite anksčiau negu YouTube žiūrėtojai. Dar keliu visokius įdomius stream momentus, kurie nepatenka į video. Dar planuoju turėti 4. kanalą, bet dar tiksliai nežinau, ar tikrai darysiu. Dar nežinau, ar tikrai pavyks daryti. Dar net nesu nieko sukūręs, nei YouTube kanalo, nei nieko. Tai apie tai nieko labai nepasakosiu. Visus šios kanalus ir socialinius tinklus galite surasti aprašyme. O dabar grįžkime į video. Tai aš buvau senesniam video pasakęs, kad iki Liepos mėnesio jūs galite kurti mano naują logotipą. Tokį buvau konkursą paleidęs. Bet kadangi vyko mano tokia kojos trauma ir nekėliau daug video, be abejo daug žmonių nedarė to logotipo. Pratęsiu šitą konkursą iki rugsėjo mėnesio. Jeigu mokate daryti logotipus, tai galite nebijoti ir bent pabandyti sukurti manąjį. Būtinai tam logotipe turi būti kažkas susijęs su vilku. Geras vilkas. Galite iš manęs vilką padaryti. Tai kažkokį panašų logotipą padaryti kaip manasis. Tiesiog kažkoks paveikslėlis. Aš labiausiai vertinsiu autentiškumą, kad logotipas kuo labiau išsiskirtų iš kitų ir labiausiai nustebintų, o kuris bus pats geriausias, tas gaus piniginį prizą, nes rėmėjai tai dėja neparašo. Tai tiek šiam video, šiandien toks updateinis video. Kas pažiūrėjo iki galo, tai kitas video ketvirtadienį bus iš Telšių kelionės, važiavau į Žemaitiją. Ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad palaikot ir ate.